Koronaviruso pandemija. Aktuali ir patikima informacija iš medicinos specialistų. Labą dieną, daktarė. Noriu paklausti, kokie komentarai būtų dėl pirčių. Ar pirtis turėtų kažkokios įtakos žmogui užsikrėtusiam koronavirusu? Ar apskritai pirties temperatūra turi kažkokios reikšmės virusams, kurie jau yra žmogaus organizme? Jei taip, tai kokios? Jeigu žvelgiant iš senovės laikų, tai pirtis viena buvo iš gydymo net priemonių ir manau, kad daugelis tų liaudiškų, senoviškų priemonių yra išlikę. Taip, koronavirusas nėra atsparus aukštai temperatūrai, todėl rekomenduojama ir rūbus skalbti didesniai negu 60 laipsnių temperatūrai. Todėl galvojama, kad jeigu pirtyje organizmas gali ir kvėpavimo takai pakelti temperatūrą maždaug iki 50 laipsnių, tai turėtų naikinti šitą virusą. Aš tik nuo savęs galiu pridėti, kad taip man teko skaityti apie tai ir ne vieną informaciją, kad kai kur rašo 50, kiti rašo dėl visako gal bent iki 60 pakelti, bet mes turim suprasti, ta temperatūra tai turi būti mūsų kūno bent kažkurį laiką temperatūra, aiškiai, per tį pasidėjus mes galime iš tikrųjų savo padėti.